galima žiemą, galima pavasarį. Bet priklauso nuo pirmą kategoriją. Aš geriu itališkai stipriai. Pieno geriu. Bet čia tik kofeino, čia ir vaikai gali gerti. Su propoliu. Skirtumas yra. Dabar augalėlį įėmam. Mano močiutė gyveno Trakų rajone prie Margio ežero, Pinkėniukų kaime. Užsukau ir dabar ryšiu aplinkui. Šitos juostas, manau, čia rinktinės tokia baba, kuri telšiuosi gyvena. Vasaros stovyklos pas mus. Juodos vyno. Nuo kosulio. Aš nuo gerklės geriu. Ir imuniniai sistemai stiprinti pikis yra. O žalia su kuo? Bet paragau. Aš išduosiu patį. Sako, o dar galėčiau. Tai vyksta, aišku, reikia susisiekti su Daugėliškių bendruomenė. Tai čia tikrai galima pamatyti. Netoli Saldutiškių Triušiukų slėnis, tai čia mažiesiems. Taip kaip keičiasi ūkis, kaip keičiasi gyvenimas. Kostiumas, kaip matot, kuklesnis, mes bet spalvingas. Tai yra nuotraukos, kurios parodytos, kaip atrodo šita žuvienė, kaip jinai yra verdama. Čia buvo truputį užsiminta, kad kažkuriuo momentu žuvienė. Todėl, kad nėra Lietuvoje. Vakar spalvotas gaminam. Negaminam vakar, šiandien gaminam. O mergaitė labiausia, ko gero, patiktų. Kas čia? Gilių. Laikomės tokio. Ir pamėgom, tai dar kaip atau.